Taigi, Airijai nutarė nusipirkti Dubajų šokolado. Čia kažkokia įmonė, kompanija Bolci, nežinau, turkiškai, kaip suprantu. Taip, su pistacijom. Kas čia? Nematau. Su telefonu reikia priartinti, va. Kadaif chocolate with pistachio. Taip, trading, bla bla bla. 6 eurus kainavo šitą, šiam 5 gramai čia bus. Tai šiam 5 gramai. Tai paskaitom sudėti. English. Jo, čia turkiškas matau. Tai English, kas čia pistacijos kažkoks, kadas, neaišku kas, nežinau. Šokoladas, ingredientai pistacijos. Milk powder, pieno miltelė, vegetable fat. Cocoa butter powder. Nu, patys matot. O, tas kadaifas kažkoks. O, dabar normaliai. Taip, kadaif, kas tas kadaif, nežinau. Aha, flour. Iš miltų kažkas ir su vandeniu ir druska. Taip, sunflower, nuskaitykite flour, vanilinas, šokoladas. Kaip čia padaryti, kad normaliai padaryti. Nepersijungia. Taip, toj minutė. Gal taip? Nu va, make content nuts, egg products, soy products, blablabla. Gerai, atidarom. Ai, tiesa. Taip, dar čia pasižiūrim. Taip, šito telefono sunku. Taip, energijos 500. Taip, 100 gramų yra 547 kilokalorijos. Nu, nemažai. Taip, dabar tuo ragausim. Minutėlę. Padariau. Kvapas nieko ypatingas, kaip pieniško šokolado. Taip, ragaujam. Aha, žalia kažkas. Jo. Žinot, nieko ypatingo. Kaip pistacijos jaučiasi, daugiau nieko. Ir toks traškumas. Nežinau, man nieko ypatingo. Aš nežinau, ko šitie žmonės tiek pasinešint to šokolado ir be jo gyventi negali. O gal tiek pinigų moka. Turbūt dėl tos medžiagos va čia va. Kadaif. Nieko ypatingo. Manau, kad nepirkčiau, gailiuosi, kad aš leidau tiek pinigų. Va, šitas bus. Aš aišku, tam dar gamina, kad jie gaminti, mačiau Lindt. Tam normalų šokolado Lindt 12 eurų kainuoja. Nesąmonės. Gerai, kitų kartų.